Mato Evangelijos 2 skyrius. Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų ir klausinėjo. Taigi Jėzus gimimo vieta yra Betliejus, jo gimimo vieta buvo išpranašauta Senajame testamente. Ir Betliejus yra dar vadinamas Dovydo miestu. Ir kaip iš Luko Evangelijos žinome, kad Marija su Juozapu ten atsidūrė netyčia, aišku, pas Dievą netyčiukų nėra, bet jie vyko ten į žmonių surašymą ir atėjo laikas Marijai gimdyti. Jie negyveno Betliejuje, bet jie ten tiesiog buvo laikinai atvykę. Ir štai, jeigu kalbant apie ekstremalų gimdymą, nelaikų gimdymą, tai Jėzaus gimimas buvo tikrai ekstremalus. Ir galite įsivaizduoti stresą, kai ateina laikas gimdyti tavo žmonai arba iš moters pusės tau pačiai ir tu esi svetima mieste, kelionėje ir tau nėra viešbutyje vietos, jums nėra kur apsistoti ir vienintelė vieta, kur galite pernakvoti ir gimdyti, tai yra tvartelis. Tikrai ne pati atrodo tinkamiausia vieta gimti karaliui, bet tokia yra Dievo valia ir Dievas turi savo planų. Štaigi Jėzus gimsta Betliejuje ir Mato Evangelijoje nepasakojama tą istoriją apie gimimą tvartelyje, nes Matas, kaip ir minėjau visus kartus, nori pavaizduoti Jėzų kaip karalių. Ir štai Matas sutelkia didelį dėmesį išminčiams, kurie atėjo aplankyti Jėzų. Nes, kaip pamatysime, išminčių tikslas aplankyti Jėzų, tai yra jį pagarbinti kaip karalių. Dėl to Mato Evangelijoje mes matome būtent minint šitą įvykį ir nesismulkiname būtent į patį gimimo momentą. Ir tuo metu Izraelis buvo okupuotas Romos imperijos ir Erodas buvo kaip ir Romos statytinis. Romos politika buvo gan tokia minkšta, jinai okupuotai valstybei leisdavo praktikuoti savo religiją, ji tik tai uždėdavo gan didelius mokesčius, kad Romos imperija didžiulė galėtų išsilaikyti. Jie palikdavo toje valstybėje vietininką, kurio pagrindinė funkcija buvo suvaldyti, palaikyti tvarką, palaikyti ramybę ir, aišku, surinkti mokesčius. Ir mes sutinkame karalių Erodą, Romos imperija leido jam pasilikti šitą titulą, nors iš tikrųjų kaip ir jis nebuvo karalius, jis buvo kaip ir vietininkas, nes Romos imperatorius buvo pats didžiausias valdovas politinis, bet Erodui buvo leista pasilikti tą titulą karalius Erodas. Ir jeigu jums įdomu istoriniai faktai apie karalių Erodą, jisai buvo gan sėkmingas politikas, jis įtiko Romai, jam pavyko palaikyti gan gerai tvarką, ramybę ir stabilumą valstybėje. Taip pat jo indėlis yra labai didelis į ne vieną architektūrinį paminklą, pastatą. Čia galėtumėte istoriją pasidomėti, aš neminėsiu, bet kaip politikui jam visai neblogai sekėsi. Ir mes toliau pamatysime, koks jisai buvo žmogus. Mes labai dažnai išaukštinam žmogaus politinius, kažkokius darbinius pasiekimus, ar moksle, ar mene, ką jisai pasiekė, bet labai mažai knygose yra kalbama apie tai, koks buvo žmogus, kokia buvo jo moralė, kokia buvo jo širdis. Šitie dalykai dažnai nėra liečiami ir svarstomi. Bet Dievui yra daug svarbiau apie žmogaus
kokia yra žmogaus širdis, kokia yra žmogaus moralė. Ir Dievas nevardina Biblijoje, kokie buvo Erodo politiniai pasiekimai, kokia buvo jo karjera, bet yra minimi tam tikri moraliniai dalykai, kuriuos jisai padarė. Taigi, Izraelį tuo metu valdo, jam kuruoja karalius Erodas ir aišku, Jeruzalė buvo tiek religinis centras, kaip sakiau, Romos imperija leido žydų tautai praktikuoti savo religiją. Tuo metu Jeruzalėje buvo šventykla didžiulė graži. Ir štai iš rytų šalies atvyksta išminčiai. Ir aišku, jie galvodami, kad karalius turi gimti Jeruzalėje, tai yra politinėme, religinėme centre, kažkur prabangiuose rūmuose, kaip karaliui priklauso, jie atvyksta ieškoti karalius į Jeruzalę. Kas tie išminčiai? Gal jums kada nors kilo klausimas, kas tie žmonės? Mes labai dažnai įsivaizduojame tuos, kad jie yra karaliai, kaip mums vaizduojama kalėdinėse atvirutėse, žmonės su tokiom ilgom suknelėm, kad jie buvo 3 ir iš tikrųjų paimant visą istorinį kontekstą, jie tikrai nebuvo kaip tikriausiai nebuvo tokie pasipuošę karaliai, jiems reikėjo keliauti ilgą kelionę, tai tikrai jie neatrodė, po kelionės, ko gero, atrodė pavargę, bet kas jie tokie buvo? Ir yra Biblijoje panaudotas žodžiams išminčiai, žodis anglų kalba magi. Ir mūsų kalba galima būtų išversti kaip galbūt netgi magas. Aišku, žodis magas pas mus labai gerai ir tiksliai išversta pagal kontekstą, kad tai yra išminčiai. Pas mus dabar žodis magas turi tokią, kad čia kažkoks burtininkas su stebuklinga lazdele. Ir mes sutinkam to žodį išminčiai ne vieną kartą Biblijoje. Ir labai daug tai minima Danieliaus knygoje Senajame testamente. Ir išminčiai tai, manoma, buvo tokia gan elitinė gentis, kurie buvo labai išsilavinę, jie buvo labai religingi žmonės ir jie užėmė labai aukštas pareigas rytuose ir jie buvo visų labai gerbiami ir netgi karaliai nebuvo renkami be jų palaiminimų, be jų žinios. Ir štai mes matome, kad jie netgi atvyksta iš rytų šalies. Tai rytų šalis tai yra tas Mesopotamija, tas civilizacijos lopšys, kur buvo Persų, Medų, Babilonijos imperija. Ir jie atvyksta iš toli. Biblijoje nėra parašyta, kiek buvo tų išminčių. Mes žinome, kad tikrai buvo jų daugiau negu 1. Ir greičiausiai jų nebuvo 3. Tradicija sako 3, nes buvo atneštos 3 dovanas. Bet Biblijoje mes nežinome nei jų vardų, nei kiek jų iš tikrųjų buvo. Ir tik mūsų piešinėliuose vaizduojama, kad jie atvyksta į tvartelį, nors matysime iš rašto, kad jie neatvyko į tvartelį, kad jie atvyko į namus. Ir jie neatvyko tą pačią dieną, kai gimė Jėzus. Piešinėliuose galbūt vaizduojama, kad tai įvyko vieną dieną, kad tiesiog 2 įvykius pavaizduoti vienu metu, bet tai iš tikrųjų buvo Jėzus gimimas ir išminčių atvykimas, tai neįvyko tą pačią dieną ir tai nebuvo vienas ir tas pats įvykis. Ir štai jie atkeliauja iš tolimos rytų šalies. Ir kelionė truko tikrai ne 1 dieną ir ne 2, tais laikais nebuvo nei lėktuvų, nei traukinių, jiems keliauti reikėjo greičiausiai kupranugariais. Čia irgi nepasakyta kaip, bet žinom iš istorijos, kad kelionės vyko kupranugariais. Iš kur, ir turbūt ir jums kilo klausimas, iš kur tolimoje rytų šaly, kur iš tikrųjų yra pagoniškos religijos, ne žydų religija ten praktikuojama, iš kur jie galėjo žinoti apie tikrąjį Dievą, iš kur jie galėjo žinoti apie pranašystės, apie Mesiją, apie ateinantį karalių.
juk jie neskaito Seno testamento, juk Senas testamentas buvo patikėtas žydų tautai, žydų tautos kunigams ir rašto žinovams. Jie puoselėjo tą, kaip sakant, Dievo žodį, jie jį skaitė, jie jį skelbė, iš kur rytų šaly, kažkur, kur garbinami stabai ir kiti dievai, tie išminčiai galėjo sužinoti apie pranašystes iš Senojo testamento. Ir yra manoma, kad rytų šalis, Babilonija, Persų Medų imperija, juk Izraelio tauta nekarta buvo okupuota. Ir jeigu mes grįšime į Seną testamentą, į Danieliaus knygą, ten pasakojama apie vieną iš tokių okupacijų, kai Izraelis buvo okupuotas ir daugelis žmonių buvo ištremti į Babiloną ir Danielius, vienas iš nuostabiausių žmonių paminėtų Biblijoje, buvo būtent tremtinys ir jisai vėliau tapo labai aukštu valstybės pareigūnų, sulyginti galima su ministru pirmininku. Jis buvo labai gerbiamas politikas ir valstybės vadovas, bet jis buvo ne tik politikas, ir jisai buvo ir pranašas. Ir mes galime dabar palyginti Erodą ir Danielių. Jie buvo valstybės vadovai, bet Danielius buvo Dievą mylintis žmogus ir teisus Dievo akise, ir jis buvo pranašas. Ir Danieliaus knygoje yra labai daug pranašysčių apie ateinantį Mesiją, ten netgi paskaičiuota, kada turi gimti Mesijas. Ir Danielius buvo taip pat ir tų išminčių vadovas, taigi jis turėjo didelį įtaką tuo metu Babilone ir būtent tiem išminčiams. Ir išminčiai greičiausiai pasisėmė išminties iš Danieliaus, ten ko gero ir raštai liko Senojo testamento, ir tie išminčiai studijuodami Seną testamentą, Danieliaus pranašystes, tikrai galėjo atrasti, kada turėjo gimti Mesijas, karalius. Taigi štai jie studijuodami raštą ateina į Jeruzalę ir ieškodami karaliaus. Ir jų kelionė greičiausiai nebuvo tik 3 žmonės, kelionė turtingų, įtakingų elito, tikrai buvo labai didelė kolona su apsauga, su tarnais, ir vaizdas turėjo būti neblogas. Ir kilmingi jie yra todėl, netgi įrodo tai, kad juos priėmė Erodas, į savo rūmus, juk bet kokio pakeleivio Erodas tikrai nepriims savo rūmuose, o tik tai įtakingus, gerai žinomus, turtingus žmonės. Antroje eilutėje mes skaitome: štai jie atvyko į Jeruzalę ir jie klausė, kur yra gimęs žydų karalius. Jau matom, kad jis yra gimęs, reiškia, jisai neatvyko šiandien, gimė ir jie neatvyko, jau reiškia, Jėzus gimė ir jie jo ieško. Kur yra gimęs žydų karalius, mes matėme jo žvaigždę rytuose ir atvykome pagarbinti jį. Taigi logiškai, gimė karalių karalius, jie jo ieško, atvyksta į rūmus ir sako, kur yra gimęs žydų karalius. Ir jų tikslas yra koks? Ne ateiti, paprašyti, kad šitas vaikelis galbūt būtų karalius ir Mezopotamijoje tenai kažkur, bet jų tikslas yra pagarbinti jį. Ir mes kaip Dievas jiems ne tik per raštus pasakė, kad ir parodė, kad gims Mesijas, kad gims gelbėtojas, bet taip pat jis parodė jiems per astronomiją, kadangi tie išminčiai taip buvo tie žmonės, kurie studijavo astronomiją, jie pamatė ypatingą žvaigždę ir jiems buvo aišku, kad tai yra karaliaus žvaigždė. Ir man nuostabu, kad kaip Dievas mums visiems kalba, mums suprantama kalba. Pasižiūrėkit, matematikas mato Dievą matematikoje, tikslumas, logika visame kame. Gydytojas mato Dievą kaip nuostabų gydytoją, kaip nuostabų mūsų kūno kūrėją, kaip mūsų kūnas yra tobulai sukurtas. Nei vienos detalės mūsų kūne nėra nereikalingos.
Menininkas matys Dievą kaip nuostabų menininką, kuris sukūrė nuostabias spalvas, nuostabus vaizdus. Ir aš nežinau, kokia jūsų profesija, bet kiekvienas mes matome Dievą pagal ten, kur mes esame. Ir Dievas mums kalba, dažniausiai mums suprantama kalba. Ir štai Dievas prabyla tiem išminčiam jiems suprantama kalba. Jisai jiems duoda tokį ženklą, tai yra jo žvaigždė. Ir štai ši žvaigždė juos lydi iki Mesijo. Ir trečia eilutė sako, tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Kaip minėjau, Dievo žodis buvo patikėtas Izraelio tautai. Ir Izraelio tautoje buvo kunigų, rašto žinovų, kurie puikiai išmanė raštą. Ir štai jie užklumpami netikėtai. Kažkokie išminčiai iš pagoniškos šalies, iš rytų šalies, jie išsiaiškino, kad štai yra jau gimęs karalius. O tie žmonės, kurie turėjo apie tai žinoti, kurie turėjo labiausiai jo laukti, tai juk jų gelbėtojas, jų mesijas, jie apie tai nieko nežino. Tai religija, tai, kad tu esi kunigas, ten rašto žinovas, teologas, dar nieko nereiškia, tavo laipsniai dar nieko nereiškia. Ir dažniausiai tokie žmonės, kaip sakant, užmiega ant savo laurų, savo pozicijos, ir mes matome, jie nieko nežino apie Mesiją, jie yra užklupti netikėtai. Ir karalius Erodas irgi neapsidžiaugė, jisai sunerimo. Ir pagal istoriją mes matome, kad karalius Erodas buvo labai žiaurus ir nedoras žmogus. Ir kuo daugiau valdžios žmogus turi, diktatorius ypatingai, tuo labiau jis nori ją būti užgrobęs ir tuo didesnė paranoja jam atsiranda. Jam vis atrodo, kad čia kažkas nori jį nuversti, čia kažkas nori jį nužudyti ir atimti jo sostą. Ir matome, kad jisai nesijautė saugus savo vietoje ir jis nenorėjo jos niekam užleisti, jis norėjo būti valdovas. Ir jisai tikrai neapsidžiaugė išgirdęs, kad yra gimęs karalius. Ašgi Erodas esu karalius čia. Ir iš istorijos mes žinome, kad jis yra netgi nužudęs, kad jis turėjo netgi 10 žmonų. Ir galvoju, dabar tiksliai neatsimenu, ar vieną ar kelias jis yra nužudęs, apkaltinęs neištikimybę, pripaišęs. Ir yra nužudęs vieną įtakingą žmonos brolį, kuris buvo tikrai labai išmintingas, talentingas žmogus, bet jam pasirodė, kad jis yra tiesiog pavojingas Erodui. Jis yra netgi nužudęs, irgi neatsimenu, ar kelis savo vaikus, būtent bijodamas, kad pats Erodas bus nuverstas iš savo pozicijos. Ir taigi išgirdęs šią žinią atvyksta pas jį įtakingas elitas, turtingi žmonės, pasveikinti karaliaus, turbūt išminčiai galvojo, aišku, gal čia Erodo kažkoks sūnus gyveno rūmose, ir Erodas tikrai neapsidžiaugia. Ir neapsidžiaugia ir visa Jeruzalė. Kodėl? Todėl, kad Jeruzalė žino, jeigu karalius Erodas nelaimingas, tai visas Izraelis bus nelaimingas. Laikykis, vaikyti. Ir 4 eilutė. Jis sukvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto žinovus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Kristus, tai yra Mesijas. Štai dabar iš tos baimės jisai sukviečia rašto žinovus, kurie, kaip sakau, pražiopsojo Mesijo gimimo, kunigus, kurie pražiopsojo Mesijo gimimą, ir klausia, kur turėjo gimti Kristus, nes aišku, jo rūmose nėra. Erodas apie tai nieko nežino. Kristus tai reiškia gelbėtojas, Mesijas. Ir mes matysime, kad jo Erodo tikslas sužinoti, kur yra gimęs Mesijas, nėra, kad jį pagarbintų. Tie jam atsakė, Judėjos Betliejuje, nes taip pranašo parašyta, ir tu, Judo žemės Betliejau, ainai tol nesi mažiausias tarp Judo valdovų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą Izraelį.
Ir štai jau dabar rašto žinovai priversti Erodo ir kunigai atranda Senajame testamente, kad išpranašauta, jog Mesijas turi gimti Betliejuje. Tada Erodas slapta pasikvietęs išminčius sužinojo iš jų apie žvaigždės pasirodymo metą. Tai mes matome, kad jų pasitikimas buvo viešas, kai jie atvyko, turbūt viskas buvo labai gražu, labai diena, sveiki atvykę, kaip mes džiaugiamės jūs matydami, mes irgi laukiame Mesijo, mes to čia susikviesim kunigus ir rašto žinovus, mes sužinosim, kur jis gimė. Ir štai sunerimęs ir reikšdamas piktus planus, Erodas pasikviečia juos slapta, tai yra jau neoficialiam susitikimui. Pasikviečia tuos išminčius ir išsiklausinėja jų, ogi kada ta žvaigždė atsirado. Ir iš šitos eilutės mes galime spėti, kad ta žvaigždė atsirado būtent tą dieną, kada gimė gelbėtojas, kada gimė Jėzus Kristus. Ir pagal Danieliaus pranašystes galima tiksliai nustatyti, kada gimė tas Mesijas. Ir štai Erodas to teiraujasi. O kodėl? Kad jis sužinotų maždaug kokio amžiaus yra tas būsimas karalius. Ir mes matome, kad Erodas šiuo metu tai yra velnio įrankis. Ir nuo pat pradžių, kai Jėzus pradžios knygoje, pačioj pirmoje Biblijos knygoje, pačiose pirmose skyriuose jisai pažada Mesiją, jisai pažada, kad ateis, pats Dievas ateis ir sutraiškis tą gyvatę galvą. Taigi velnias žino, kad ateis Mesijas. Ir štai kodėl per istoriją mes matom, kad jis vis atakuodavo Izraelio tautą. Egipte, žiūrėkit, faraonas žudė tos kūdikius, visokios okupacijos. Esteros knyga pasakoja irgi apie grėsintį genocidą visai Izraelio tautai. Ir šėtonas visą laiką buvo nukreipęs savo nagus, kaip sakant, savo ginklus prieš Izraelio, bandydamas sustabdyti Mesijo gimimą, Mesijo atėjimą. Ir aišku, velnias nesustabdys Dievo planų. Ir štai dabar velnias irgi naudoja Erodą ir mes matysime, kad jo tikslas yra nužudyti Jėzų. 8 eilutė. Ir siųsdamas į Betliejų tarė: keliaukite ir viską kruopščiai sužinokite apie kūdikį, radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Ir štaigi jisai yra dviveidis, jis yra veidmainis, jis meluoja. Štai suraskite man tą kūdikėlį ir aš irgi nuvykęs jį pagarbinsiu. Ir aišku, išminčiai yra išminčiai, jie nėra kvaili žmonės, jie padarys savo išvadas apie Erodo ketinimus. Jisai siunčia juos, laimina, va, nuvykit, mes čia irgi džiaugiamės, suraskite ir man praneškite. 9 eilutė. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurie ją matė rytuose, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Taigi ir toliau Dievas yra su išminčiais ir ta žvaigždė, ypatinga žvaigždė, lydi išminčius toliau būtent iki tos vietos, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę jie labai džiaugiasi. Įžengė į namus, rado kūdikį su motina Marija ir parpuolė ant žemės jį pagarbino. Jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Taigi mes matome 11 eilutę, kad jie įžengė į namus, ne į tvartelį, Jėzus ne ėdžiose paguldytas, bet jie yra namuose. Nu ir logiškai, tą dieną Marijai, kai gimė, nebuvo vietos kažkur viešbutyje, ar ne? Bet juk kitą dieną tai greičiausiai atsirado tos vietos ir jie buvo apsistoję. Aišku, iškart po gimdymo Marija negalėjo keliauti, netgi ir pagal Seną testamentą yra tam tikras, kaip sakant, moters apsivalymo laikas ir jie turėjo ten likti. Ir logiška, kad jie susirado galiausiai kažkur vietą apsistoti, nes, kaip sakiau, išminčiai atvyko ne tą pačią dieną, po kelių mėnesių ir štai jie yra apsistoję kažkokiuose namuose.
Ir jie randa kūdikį su motina Marija ir papuolę ant žemės jį pagarbino. Atkreipkite dėmesį, jie pagarbino ne Mariją, jie pagarbino jį, tai yra kūdikį. Ir atrodo, koks tikslas, taigi kūdikis nieko nesupranta. Bet aš manau, ir įsivaizduokit, sėdi Marija namuose su savo kūdikiu, atsidaro duris ir štai atvykusi delegacija, prabangi, su turtingais žmonėmis, su elitu, su dovanomis. Įsivaizduokit, kokia nuostaba ir koks padrasinimas iš tikrųjų, kad dar kartą Dievas jai patvirtina. Nes Luko Evangelijoje matome, kad angelas ją aplankė, pasakė, kad tavo kūdikis tai bus Dievo sūnus. Ir štai dar vienas jai patvirtinimas, padrasinimas, kad šitas kūdikis yra ypatingas. Ir jie parpuola ant žemės ir jį pagarbino. Tai jūs turbūt matote, kaip rytuose žmonės garbina, jie tiesiog puola ant žemės, veidų žemyn ir garbina kūdikį. Ir mes matome, kad šventajame rašte, pavyzdžiui, stabų garbinimas, žmonių garbinimas tokiu būdu yra vadinamas stabmeldystė ir tai yra nuodėmė. Ir pavyzdžiui, apaštalai darė irgi stebuklus ir buvo apaštalų knygoje matome, kai žmonės matydami per juos, kai Dievas daro per juos stebuklus, buvo atveju, kai žmonės norėdavo pagarbinti apaštalus ir apaštalai jiems draudė. Sako, mes esame žmonės, negarbinkite mūsų, ir jie draudė žmonėms juos garbinti. Mes matome, kai pas žmonės pasirodydavo angelas, ir apreiškimo knygoje, kai apaštalui Jonui pasirodė angelas, jisai norėjo kristi ant žemės ir jį pagarbinti, ir angelai draudė garbinti juos, sako, Dievą tik tai garbink. Ir mes matome, kad čia išminčiai parpuola ir pagarbina ir niekas jų nesudraudžia dėl to. Tai reiškia, kad jie atliko tinkamą veiksmą, tai yra Jėzus yra Dievas ir jį galima garbinti. Ir išminčiai jį pagarbindo, parpuolę ant žemės. Ir jie pagarbina jį, tą kūdikėlį, kaip karalių ir viešpatį. Ir ne tik Izraelio karalių, bet ir pagonio karalių. Jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų. Štai iš kur kyla tradicija sakyti, kad buvo 3 karaliai, nes buvo 3 dovanos. Bet 3 dovanos nereiškia, kad būtinai buvo, ne karaliai, atsiprašau, išminčiai, aš pati net kalbu kaip paveikslėliuose, ne su karūnom jie ten būna nupiešti. Auksą, smilkalų ir miros. Kągi reiškia tuo metu šitos dovanos? Auksas, kaip visais laikais, buvo labai vertinga ir dažniausiai auksą dovanodavo karaliams. Taigi jie pagarbina Jėzų kaip karalių, atneša jam aukso. Smilkalai. Smilkalai irgi buvo brangus dalykas tais laikais ir jie buvo naudojami ir Senajame testamente aprašyta būtent šventykloje garbinimo metu. Smilkant šventykloje, taigi išminčiai pagarbina Jėzų kaip kunigą. Ir Biblijoje mes žinome, kad Hebrajų knygoje parašyta, kad Jėzus yra vyriausiasis kunigas. Ir miros. Miro tai yra kaip kvepalai. Ir aišku, jie buvo naudojami kaip ir šiais laikais kvepalai yra naudojami. Ir mira taip pat buvo naudojama balzamuoti mirusius kūnus. Tai jie pagarbina Jėzų netgi kaip žmogų, kaip mirtingą žmogų ir padovanoja jiem tos miros. Ir mes matysime, kad Dievas žinojo, kad reikės Juozapui ir Marijai bėgti iš Betliejaus, bėgti iš Izraelio į Egiptą ir ko gero Dievas žinodamas, kad jų laukia labai didelės išlaidos, jisai iš anksto aprūpina juos būtent pragyvenimui Egipte, pasirūpina Dievas savo sūnumi, tiek Marija, tiek Juozapu. Ir mes turbūt iš savo gyvenimo žinome, kad Dievas mumis pasirūpina ir pačiose baisiausiose atrodo situacijose jisai mumis pasirūpina ir visada randa išeitį. 12 eilutė. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą. Irgi Dievas įspėja
išminčiams nebegrįžti pas Erodą, nes Dievas žino Erodo širdį, Dievas žino Erodo sumanimus ir jo sumanimas yra labai baisus. Aišku, jo sumanimas yra nužudyti karalių, nužudyti Mesiją. Ir išminčiai grįžta į savo kraštą kitų kelių. Ir mes matysime to pasiekmes, kad tai tiesiog įsiutina Erodą. Ir ką aš galiu galbūt išvadai pasakyti, yra 3 tipų žmonės. Tai yra žmonės kaip Erodas, įtakingi žmonės, valdovai, yra rašto žinovai, kunigai, tai yra religingi žmonės ir yra išminčiai. 3 tipų žmonės mes šiandieną sutikome savo rašte. Ir mes irgi esame tarsi vieni iš tų žmonių. Ir tik tai vienas tipas žmonių, išminčiai, atėjo, ieškojo Mesijo, ieškojo gelbėtojo, įdėjo pastangas ir atėjo, jį pagarbino. Religiniai vadovai jo nepagarbino, jo neieškojo. Netgi sužinoję, atėjo išminčiai ir rašte rado, kad yra gimęs Mesijas. Jie į tai tiesiog nesureagavo, atrodo, jie turėtų džiaugtis, jie tiek 100 metų Izraelio tauta laukia šito Mesijo, niekas neapsidžiaugė. Jie tiesiog patogiai gyveno savo pozicijose ir jiems Mesijas buvo nereikalingas, nors jie buvo religiniai vadovai. Ir irgi šiandien sutinkam žmonių, kurie atrodo labai religingi, visokias apeigas atlieka, bet Jėzaus jie nepažįsta. Mesijo jiems nereikia. Jie turi savo religiją. Yra žmonės kaip Erodas, kurie turi daug pasiekimų, pasiekia daug gyvenime, bet jie patogiai ten jaučiasi ir jie nenori palikti savo sostą, jie nenori nueiti į tą Betliejų, parpulti ant žemės ir pagarbinti vienintelio karaliaus ir gelbėtojo ir jų sielų gelbėtojo, nes jie labai jaučiasi patogiai. Aš esu karalius. Ir irgi yra daug žmonių šiandieną, kurie yra savo gyvenimo viešpačiai, savo gyvenimo karaliai ir jiems karaliaus nereikia. Nereikia man to kito Mesijo. ir netgi dedamos pastangos, kad tas Mesijas neateitų į jų gyvenimą. Ir yra išminčiai. Ir tie, kurie ieško Dievo, tie, kurie ateina pagarbinti Jėzų Kristų, Dievas vadina juos išminčiais. Taigi, kas tu šiandieną esi? Savo gyvenimo viešpats, kaip Erodas, o gal tu turi savo religiją ir tau nereikia Jėzaus Kristaus, o galbūt tu šiandieną esi išminčius.